Sveiki, su jumis Šeimų virtuvė. Man labai džiugu, kad žiūrite. Jau esu parduotuvėje Norfa, kur turiu supirkti visus reikiamus produktus patiekalui, kurį gaminsime šiandien Delfi TV virtuvėje, ir esu vaisių ir daržovių skyriuje. Čia visuomet randu tai, ko man reikia, ir beje noriu priminti jums, kad kiekvieną pirmadienį parduotuvėse Norfa nuo 17 valandos visiems vaisiams ir visoms daržovėms yra taikoma net 50% nuolaida. Nuo jau kitą dieną iš pat ankstyvo ryto galite rasti čia prikrauta naujų, šviežių vaisių ir daržovių. Važiuokit ir pirkit. Na, man atrodo, kad aš galėčiau jau ir užmerktomis akimis nuo parduotuvės Norfa keliauti tiesiai į Delfi TV virtuvę. Kiekvieną antradienio vakarą tai darau, šiandien yra neišimtis. Ir tikrai labai džiaugiuosi galėdama jums pristatyti šios dienos Šeimų virtuvės svečius, gydytojus Darių ir Jurgą Radzevičius. Beje, noriu tik tai patikslinti, kad Darius yra gydytojas per brūkšnelį fotomenininkas, taip? Taip. Taip, tai labai gera turėti jūs čia savo virtuvėje. Šiaip visada gera jūs matyti. Paskutiniu metu matau tik tai socialiniuose tinkluose. Tai žavu, kad galėsime dabar pasikalbėti. Ir pirmiausia, turbūt prieš pradedant jau visus rimtesnius pokalbius apie tai, kaip gyvenimas vyksta namuose, noriu paprašyti pristatyti jūsų, ką mes čia šiandien valgysim. Šiandien gaminsim sevičę. Sevičę. Taip. O jeigu yra kažkas, kas nežino, kas yra sevičė? Kas yra sevičė? Jo. Sevičė tai yra, kaip sakyti, tipiškas Peru patiekalas, kada yra žuvis marinuojama citrinos sultyse. Nebūtinai citrinos, yra keli variantai, bet mes darysime citrinos sultyse. Jo, darysime. Ir paskui iš tikrųjų tai ta visa istorija sevičė kyla iš Peru. Žinoma, ten galima labai giliai kapstyti, ar tai Peru, ar tai reiškia portugalai atvežė sevičę, ar ispanai atvežė, tiksliau ne ispanai ir ne portugalai, tiksliau arabai atvežė sevičę. Bet portugalai tai savinasi savo, kad tai yra jie, bet iš tikrųjų sevičę patį metodą, ne tik žuvį, bet ir mėsą nebrandina, bet marinuoja ir visos kitos Lotynų Amerikos šalis. Bet tipiška sevičė tai yra būtent Peru. Gerai, tai mes tada galime keliauti prie proceso. Aš nežinau, ar galiu jums ką nors padėti, galiu žiūrėti ir klausinėti, jūs galit gaminti. Galit pjaustyti? Svogūnus pjaustis Darius, jis yra vienintelis nepadažytom blakstienom čia pas mus. Jokių problemų, aš tą darau visą laiką. Gerai, tai vaikai, sakot, irgi gamina draugę su jumis, ar ne? Nebėga iš virtuvės. Ne, vaikai nebėga, jie taip pat gamina, aš tada irgi nulūksiu, tu gali pjaustyti. Taip, o tie vaikai jūsų yra jau nemaži, šiaip pasiskaičiavau, kad praktiškai tokia pat kaip mano. Sofija yra 18 metų, Tomui yra 12. Taip. Ne? Na taip, tai suprantu, per ką einat iš karto. Rugpjūčio mėnesį gavom iš Sofijos po dovanėlę, po maikutę, kur buvo parašyta vienu vaiku mažiau. Tai visiška tiesa. Jinai jau, taip sakant... Jau pati priima save kaip suaugusi žmogų. Suaugusi, jo. Tai gerai, tai smagu. Ir kaip tai jūsų vaikai, aš gal labai man daug klausimų yra, norisi pakalbėti ir apie tai, kokie jie yra dabar, bet gal pradėkime nuo visos tos istorijos pradžios, nuo to, kaip tapote tėvais. Sofija atėjo į pasaulį prieš 18 metų. Taip. Kokie jūs buvote tada tėvai? Mes buvom seni tėvai. Taip. Seni jauni tėvai. Mes buvom seni jauni tėvai, iš tikrųjų. Taip gavosi, kad aš buvau, nenoriu sakyti savo amžiaus, kiek man metų jau. Senas buvai. Senas, tu buvai jaunesnė. Aš buvau jaunesnė, bet aš jau irgi gimdžiau kaip sena pirmą kartą. Čia toks baisus terminas ginekologų. Okay. Jo, tai ir taip gavosi, bet aš turbūt kitą dalyką pasakyčiau. Iš tikrųjų, Sofija buvo be jokios abejonės lauktas vaikas, bet mano darbe kažkaip buvo įprasta, aš vis girdėdavau, kad vaikų auginti nereikia, vaikai užauga patys.
Ir kažkaip aš sakiau, ne, jeigu mes turėsim kažkada tai vaikų, tai aš nenorėsiu, kad tie vaikai užaugtų patys. Mes patys vaikus auginsim. Ir tai buvo, kad kai Sofija gimė, iš tikrųjų ne, kai dar negimė prieš mėnesį laiko, aš išėjau iš valdiškos ligoninės. Nustojau ten dirbti, kur viena priežasčių buvo, kad aš nebenorėjau budėti naktimis. Ką tai reiškia? Aš norėjau pats auginti vaiką, aš norėjau, kad visas naktis būčiau su vaiku. Ir aš manau, kad tai buvo labai geras sprendimas. Be jokios abejonės. Nes ryšį iš tikrųjų mes turime labai gerą. Su Sofija manau, kad tikrai. Su Tomu taip pat, bet Tomas dar mažas. Taip. Tai to tikrai galim pasidžiaugti. Tai neišgazdino. Tėvystė? Taip. Oi, ne. Ne. Kaip užtikrintai. Tokį momentą Jurga abejoja šiek tiek. Iš tikrųjų, Ne, iš tiesų jie labiau mus džiugina, negu gazdina daugeliu atveju. Jo, iš tikrųjų mes, kadangi esam gydytojai ir kadangi mes turėjom tam tikros praktikos, besimokydami su vaikais, o jeigu dar giliau pažiūrėti, tai mano pirmoji specialybė, aš esu pediatras. Tai man visiškai nebuvo baisu nei paimti vaiką, nei užsimesti vaiką ant peties, kai skauda pilvą, nei ten, tai viskas buvo kaip paprasta. Viskas buvo paprasta, viskas buvo kaip studijose. Aha, geras. Tai iš tikrųjų tada, na, atrodo, viskas skamba bent jau kur kas lengviau. Taip. Bet gerai, bet atėjo į gyvenimą Tomas. Ir kaip viskas, vis tiek juk skyrėtės kažkokie, kokie tėvai buvote tuomet, kai auginote savo pirmagimę ir kokiais jau tėvais buvote, kai atsirado antras vaikas šeimoje? Aš manau, su antru vaiku, kaip ir visi tėvai, mes atsipalaidavom. Nes jau šiek tiek žinojom, kas tai yra, su pirmu tu tampi tėvais pirmą kartą. Taip. O su antru jau viskas kaip ir aiškiau. Ir Sofija sako, tėti, bet aš tai tą dalyką galvojau, kai aš buvau tiek metų, o jis jau dabar turi. Tėti, bet tu man leidai tą, kai aš buvau tiek metų, tu dabar jau leidai. Taip, tas yra, bet aš nežinau, ar tai yra dėl atsipalaidavimo, ar dėl kažkokių tokių dalykų. Aš manau, kad yra atsipalaidavimo ir galų galia jau pramušta pirmo vaiko kelias. Taip. Ir aš manau, viską gauna lengviau. Ir manau, kad tie žmonės, kurie žiūri laidą ir patys turi 2 vaikus ir galvoja, tai ne tik tai mūsų vienų vaikai, taip tos klausimus uždavinėja, nes man atrodo, taip tikrai visur dažniausiai būna, kad toks jau darbas tų vyresniųjų vaikų pramušti kelius savo broliams ir sesėms. Taip. Bet aš dar labai tokį gražų dalyką skaičiau kažkokiam jūsų interviu apie tai, kad jūs turite tokį šeimos ritualą, valgymą kartu. Bet kaip jūs pasakojate ir apie tai, kad vaikai nesibodi padėti virtuvėje ir gaminate drauge. Taip. Tai tas valgymas kartu jūsų namuose yra toks tikrai šventas dalykas, aš taip suprantu, ar ne? Absoliučiai. Tikrai taip. Ir ne tik savaitgaliais. Mes tengiamės bent jau vakarienę valgyti kartu, nes dieną, žinai, būnam visi kas kur. Taip. Pusryčius beje mes irgi valgom kartu, kas yra. Pusryčius mes valgom kartu, Judu valgot kartu. Mes su Tomu valgom kartu. Nes aš išeinu gerokai anksčiau. Jo, Sofija iš tikrųjų gyvena ne su mumis. Jau mokosi jinai, reiškia, kitoje vietoje, bet ji netgi paskambina vakare tuo metu, kai mes vakarieniaujam. Tai mes kaip ir pavalgom kartu. Mes kaip ir kartu pavalgom, jo, absoliučiai. Taip, valgymas, aš manau, kad valgymas tai yra tokia galbūt daugiau prancūziška, itališka tradicija, kad tu sėdi prie stalo, valgymas tai nėra tik tais maisto gavimas, bet tai yra bendravimas, tai yra tam tikras laikas, kurį tu praleidi kartu šeimoje. Tai mums tas laikas yra vakarienė, kada mes praleidžiam kartu. Ir mes tada galim pasikalbėti, kaip mūsų diena praėjo, ką mes nuveikėm ir tai pasakoju ne tik aš, ne tik Darius, bet ir vaikai. Tiesiog toksai susiformuoja įprotis, kad mes turime laiką pasidalinti tuo, ką nuveikiam per dieną. Jo, yra... Ir ten problemom galų galiai irgi. Jo, yra galbūt tas laikas, tai ne tik tais, kurį mes praleidžiam kartu valgydami, pavyzdžiui. Bet mes taip pat ir iki šiol keliaujam visi 4. Mes toliau, reiškia, aš nesirenku hobių, kur aš tik vienas tą hobį turėčiau. Aš galbūt mielai išvažiuočiau su vyrais į medžioklę, pamedžioti, ar ten, nežinau, žvejybą, bet kažkaip tai... Nesivažiuoja, jo. Tai mūsų netgi tie hobiai yra kartu su vaikais.
Ir, reiškia, nes tai irgi yra, tu būni kartu. Taip. Ir mes esam seniai pastebėję, kad mums yra netgi keliauti geriausia, kai mes esame kartu. Aš manau, kad iš principo kelionės tai yra, kaip sakyt, kartais būna, kad tu turi kažkokius draugus, bet išvažiuoji su jais į kelionę ir tu matai, kad jums kažkas tai nesigauna su tais draugais. Ir kaip ir viskas okei, kai tu eini vakariniauti, bet būti kelionė yra pakankamai sunku. Sako, gali patikrinti žmogų. Tu gali patikrinti. Yra neartimų draugų, su kuriais tu kuo puikiausiai gali keliauti. Taip, tai tu būdamas šeimoje keliaudamas, be abejo visko būna, bet tu turi tas visas problemas įspręsti. Tu turi viską, tu turi kad ta kelionė būtų tau miela, tu turi nesipykti, tu turi pasidalinti tam tikrom pareigom, tam tikrais ir mes džiaugiamės, kad, sakykime, Sofija, kai užaugo, jie atsakinga yra už muziejų, kultūrinę programą. Už kultūrinę programą, reiškia, kokius lankysim muziejus, kaip ką darysim ten. Tomas turi kitus dalykus. Mes kartu dalyvaujam žiūrėdami viešbučius, ką mes nuomosim, ar netgi, sakykime, kokį automobilį mes nuomosimės. Tai visa tai yra, mes tą viską darom kartu. Ir aš manau, kad dar yra naudinga, kad vaikams susiformuoja įgūdžiai. Aš tą patį norėjau pasakyti, ką tik. Taip, tikrai, jie susiformuoja įgūdžiai ir paskui jau jie, kai tu žinai, kad gal išvažiuosi užsienį, pavyzdžiui, ar kažką, tu žinai, kad susikrauti yra ne problema. Aha, taip, ir tikrai jau žinos, kaip gaudytis, kaip susirasti, nežinau, metro, nes mes irgi va tą darydom, duodavom, dar kai mažesni vaikai būdavo, duodavom ten žemėlapį ir sakom, nu tai dabar ieškokit, kur, su kokiu metro, kaip reikia nuvažiuoti ir jiems toks matematinis uždavinys gaunasi, bet ir patiems vaikams juk yra kaip smagu, kai jie išsprendžia ir vat, taip, jie jaučiasi svarbus ir šeimoje. Jo, ir po kiekvienos kelionės jie grįžta visiškai kitokie. Taip, ateina jau šiaip laikas, aš galvoju, vat, kaip ten su Džiugu važiavam ir jisai jau, aš einu vienas paieškoti draugams suvenyrų. Ir koks jisai jaučiasi didelis žmogus, kad jisai gali pats vienas keliauti, vaikščioti su tais užsieniečiais, kalbėti, padiskutuoti, pasiderėti ten dėl kainos. Tai taip, kiekviena ta kelionė iš tikrųjų užaugina tiek mūsų pačius, tiek ir mūsų vaikus. Mes labai tą pajutom, aš atsiprašau, dar pabaigsiu. Taip. Japonijoje, nes ten buvo labai sudėtinga metro visa sistema. Kiekvienas ten traukinys turėjo atskirą bilietą. Vaikai mus pilnai nukrovė, jie viską sutvarkė, išsiaiškino ir nupirkdavo bilietus jie. Aš tik sakau, Sofija, būk gera, vienas muziejus per dieną. Ne 3 muziejai per dieną, ne 3 galerijos, vienas, sakau, man per daug. Supranta, dabar jūsų klausant, man susidėliojo taškai ant į, nes aš visą laiką žiūriu socialiniuose tinkluose, kiek yra jūsų nuostabiausių nuotraukų iš įvairiausių kelionių. Ir aš galvoju, matai, kiek jie daug dviese visur keliauja. Tai pasirodo, kad už kadro visada tupi dar 2 žvirbliai. Tai vienas arba kitas vaikas fotografuoja. Taip. Bet iš tikrųjų, tęsiant tą temą, to, ką bent jau, ką matai socialiniuose tinkluose, ar nežinau, netgi jūs praeinančius gatvėje, tai jūs daug metų esate kartu. Jau bus 30, ne? Va, aš ir taip, bet ir žinau, taip. Tai iš tikrųjų, žvelgiant į jūs, aišku, reikia būti labai naiviu tikintis, kad viskas yra rožėm klota ir tik tai labai gražu ir jūs kiekvieną rytą prabudę glostot vienas kitą ir sakot, kokia nuostabi diena ir kaip gera, kad tu šalia prabudai. Tikrai taip ir yra. Bet šiaip iš tikrųjų yra labai gražu matyti tokį tvirtą ir gražų tai jūsų santykį ir aš tikiu, kad ne vienas žmogus jau yra jūsų klausęs to, bet aš pati irgi negaliu nepaklausti tos, nežinau, paslapties, kad tai yra darbas juodas būti kartu, tai yra tiesa juk. Tai yra, nėragi taip, kad tiesiog esat ir viskas yra labai gražu. Bet iš kitos pusės, kai klausė mane, sako, negi pas jūs ten viskas taip gražu. Tai aš sakau, iš principo taip, mesgi neblefuojam, mesgi... Taip. Tai nėra, kad mes čia nuotraukai apsikabinam, reiškia, ir labai... Tai vis tiek yra tas ryšys, meilė, pagarba ir visa kita, bet be jokios abejonės tai... Tai yra ir darbas, mes tikrai daug kalbamės. Aš manau, kad turbūt pagrindinis... Nežinok visų paslapčių. Tai visų ne, aš tik vieną. Visas kitas vieną. Bet svarbiausia. Taip, nes
reikia turbūt daugeliui tą suvokti, kas, nežinau, galbūt yra žmonės, kurie dar tik tai atėję į santykius pradžioje ir atrodo gal jau, kad jeigu kažkas sunku, tai velnės nesiseka kažkas, bet iš tikrųjų turi būti tų sunkumų, nesutarimų, pasipykimų, nes tai irgi to grožio dalis yra. Tai tu turi žinoti, kaip iš to išeiti. Taip. Nes jeigu tu nežinai, jeigu tu trenki durim, einam pagyvensim atskirai. Tai... Labai greitai gali išsivaikščioti. Iš tikrųjų. Ir tai yra labai šaunus pavyzdys augantiems vaikams. Aš manau, kad taip. Žinoma, netgi tas pyktis ir sustaikymas. Iš tikrųjų, kai mes pykstamės, tai kai vaikai būdavo mažesni, jie labai stipriai reaguodavo. Ir dabar jie reaguoja. Bet sako, kad jiems svarbu, tai šuns irgi jautrus yra. Bet sako, kad reikia susitaikyti ir tada vaikams labai svarbu yra pamatyti, kad kiekvienas pyktis užsibaigti gali susitaikymu. Mokai konfliktų sprendimo realiai savo pavyzdžių. Ir tas yra svarbu. To gyvenime daug reikia. Bet tikrai labai gražu, kaip man smagu, kad mes galime taip pasikalbėti. Aš bandau dėti prieskonių. Gerai, dedam prieskonių. Čia jau mes kaip ir pabaigas. Aš manau, aš gal negalim tai kvepia, tai viskas taip skaniai, nes tas laimas ir ta lašiša. Delfi kolektyvas turės rytoj fantastinius pusryčius. Mes vis tiek dar šiek tiek paragausime ir kaip čia šiandien bus, nes kai tą citriną užspaudį, tai reikia kelias valandas šiaip lukterėta, ne? 4. Bet mes paragausime šiandien, aš manau, kad nieko blogo neturėtų mums nutikti. Bus tik gerai. Patikrinsim. Rytoj jokio filmavimo rimto neturiu, jeigu ką, tai galima šiek tiek parizikuoti. Iš tikrųjų, tai pagrindinis dalykas yra citrina, be jokios abejonės. Citrinos, aš manau, ir tą trečią. Jo, galima dėti, kaip sakiau, galima dėti lašišą, galima dėti kitą žuvį. Ir toliau visi yra kiti ingredientai. Tai yra svogūnas, česnakas, avokadas, pomidoras. Viskas kvepia kaip... Jo, kaip šitos žali šitie kalendra. Kas čia? Kalendras tai yra kas arba mėgsta žmonės, ar nemėgsta. Čia kas yra? Aš nežinau. Kuminas čia. Čia kuminas. Ir ko nebūna per daug, iš tikrųjų, tai nebūna per daug citrinos. Aha. Kada? Ir vienas iš gerumų yra, kad netgi galima tą visą, kaip čia pavadinti, negali gal pavadinti padažu, bet tą marinatą visą, jis yra netgi maišomas su tam tikrais gėrimais. Ten jie naudoja, man atrodo, kitą, ne šitą. Ten yra lečia del tigro, tu turi omeny. Kai lieka marinatas po visą šitą gasvalą. Bet tai yra nuo kitokios savyčios, ten su kokosu. Geras. Bet žiūrint šiaip, bendru planu į vaikus, ką labiausiai norėjosi išugdyti tuose savo vaikuose? Kokios savybės jums atrodo svarbiausios, kad jie užaugę būtų ne tik gerais, bet ir sėkmingai žmonėmis? Laisvi mąstantys žmonės, kurie būtų laisvi savo, galėtų paklausti, pasakyti, išsakyti savo nuomonę, pasirinkti ir būtų mąstantis, vertintų. Aš visuomet sakau kelis dalykus, smegenis tam, kad jomis naudotis. Ir tą kartoju ir Sofijai, ir kartoju Tomui, ir aš visuomet sakau, mąstykite į priekį, mąstykite kelis ėjimus į priekį. Smegenis yra tam, kad jūs būtumėte, kad jomis naudotis jo. Galbūt yra dar, aš paantrinsiu tave, tai aš save laikau iki šiol pasaulio piliečių. Nors esu Vilniuje augęs, gimęs, užaugęs, bet aš manau, kad aš gyvenu visam pasauliu ir galėčiau bet kur pasaulyje gyventi. Tai mano toks buvo tikslas ir noras, iš tikrųjų, kad ir vaikai taip pat jaustųsi, kad jie būtų laisvi, kad jų nevaržytų nei kažkoks tai, reiškia, kalbos barjeras, nei kultūrų nežinojimas, ir jie keliaudami su mumis, jie taip pat mato, kad tu turi prisitaikyti be jokios abejonės, kad tu gali būti, jeigu tu esi ten Azijos šalyje, tu vienai prisitaikai, jeigu tu esi kažkur tai... Ir kad išlaikytų smalsumą. Taip. Kad jie viskas būtų įdomu, kad jie visko domėtųsi. Jo, ir kitas dalykas, be jokios abejonės, tai aš manau, kad mes kaip tėvai, tu turi pertikti tam tikras šeimos tradicijas, tam tikras manieras, tam tikras taisyklės, tam tikras tradicijas. Tu turi
duoti galimybę jiem įgyti išsilavinimą, o toliau kaip ten bus, tai jau viskas jų rankose. Taip, jau vieni marškinėliai padovanoti. Jo, tai jeigu viena pasirinko nebūti gydytoja, jos pasirinkimas, bet aš gerbiu tą pasirinkimą ir tiesiog viską stengiamės, viską darom, kad žmogus galėtų save realizuoti kitoje vietoje. Gerai. Nu, fainai, gerai, tai mes galim jau gal pasiragauti, ne? Dar jau tu paserviruosi. Aš paserviruosiu. Gerai. Ir kad visiems užtektų ir operatoriam, ir... Taip, aš manau, kad tikrai visi čia labai laukia, kad paragauti, nes, na, tarsi kvepia, tai tiesiog Gaila, kad kamera neperdeikia kvapo. Taip, tikrai kartais būna, mes čia gaminame ir būna tiek tų kvapų, kad atrodo, kaip norėtųsi, kad žmonės, kurie žiūri, galėtų užuosti visą tai, kas čia yra. Reikia tą padaryti patiem ir tada kvapas ateina. Taip. Va, kiekvienam duodu pauksinę šakutę. Taip. Ir galima paragauti. Dar ilgiau pastovėjus, turbūt dar geriau. Jo, jau dabar keičia savo... Taip, nuo tos citrinos vis tiek baltuoja. Pavyko? O Jėzus, kaip skamba. O kas duoda aštrumą? Ai, čia čiliukas. Čili, citrino. Aš kažkaip pražiūrėjau tą čiliuką. O Jėzus, kaip skanu. Gerai. Eina savo. Ir kas yra geriausia, kad padarius sevičę, tu gali valgyti kaip užkandį iš eilės kelias dienas. Nu, kelias ne, bet sekančiai dienai tikrai gali likti. Nes dieną pastovėjus, tai iš viso ten turbūt prisimarinuoja. Šiaip labai gerai. Tikrai labai skanu, tai ačiū Jums labai. Ačiū, kad atėjot kartu. Žinau, kad dar siūlė ir katės už atsivesti. Aš nebūčiau prieštaravusi. Man viskas okei, tikrai. Bet tikrai labai gera, kad atėjote kartu ir kad pasidalinot savo išmintimi. Iš tikrųjų esate šaunus, tokie išmintingi, faini tėvai ir jūsų vaikams tikrai labai pasisekė. Ačiū labai, Eglė. Ačiū. Tai ačiū Jums labai ir Jums ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškite kitą antradienį 20 val. Įsijungti Šeimų virtuvės. Tikrai bus dar labai šaunių žmonių čia. Iki.